Labą dieną, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, kurią šiandien įkvėpė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos tarptautinė sėkmė. Biblioteka laimėjo inovacijų apdovanojimą, Eiffel apdovanojimą už projektą Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka. Džiaugiuosi kalbėdama su šios bibliotekos vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadove Toma Apinytė-Kirstlienė. Labą dieną, gerbiama Toma. Ačiū, kad sutikote dalyvauti mūsų tinklalaidėje. Labą dieną, labai malonu, kad pakvietėte. Toma, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad jūsų projektas apėmė labai daug veiklų ir viena iš tų veiklų buvo tyrimas, kurio metu siekėte nustatyti jaunimo skaitymo ir bendravimo, jų veikimo socialinėje aplinkoje problemas. Ir tos problemos tikrai nepaprastai aktualios visai visuomeniai. Kaip sekėsi tyrimas ir kokie pagrindiniai rezultatai, ką pavyko išaiškinti? Tai tyrimas iš tikrųjų buvo pradėtas vykdyti dar prieš įsibėgėjant projekto veikloms, tai 21 metais. Tyrimo tikslinė grupė buvo 5-8 klasių moksleiviai ir jis vykdytas 3 Lietuvos regionuose, tai Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos. Viso tyrime sudalyvavo daugiau kaip 1000 10 ir 15 metų jaunuolių. Tai visų pirma, tyrimo rezultatai leido mums nustatyti pagrindinės moksleivių neskaitimo priežastis, tokias kaip negebėjimas susikaupti, laiko stoka, prasti teksto suvokimo įgūdžiai, noras neskaityti, o naudoti išmanias technologijas, žaisti video žaidimus. Bet svarbiausia, manyčiau, kad tyrimo rezultatai atskleidė, su kokiamis socialinėmis problemomis, kuriant santykius, susiduria jaunuoliai. Tai pagrindinės problemos tai buvo tokios kaip patyčios, motyvacijos stoka, savikritika, nuolatinis išgyvenimas dėl išvaizdos, taip pat tokios problemos, kurios priveda prie sveikatos problemų, tokių kaip persivalgymas, badavimas. Tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tyrimas buvo tikrai labai naudingas. Tai pirmiausia, rezultatai tapo pagrindu, nuo kurio vystant projekto veiklas galėjo atsispirti visa mūsų projekto komanda. Tai tyrimo rezultatai pasufleravo, kad vienos priemonės visoms jaunuolių išsakytoms problemams išspręsti mums tikrai neužteks. Todėl turime sukurti kompleksinį paketą veiklų, kurios skatintų skaityti ir spręsti kylančias problemas, remiantis knygų herojų patirtimis. Taigi sukūrėme interaktyvų žaidimą, edukacinių programų paketą, suformavome teminę 3000 knygų lentyną, o tyrimo rezultatai padėjo nustatyti sukurto interaktyvaus žaidimo scenarijų, edukacinių programų temas, išrinkti aktualias knygas, papildančias ne tik žaidimą, bet tiek ir edukacinės veiklas. Taip pat manau, kad šio tyrimo rezultatai tikrai gali būti naudingi ne tik mums, bibliotekoms, bet ir kitoms švietimo bei kultūros įstaigoms vykdančioms formalų ir neformalų jaunuolių švietimą ir siekiančiams siūlyti įvairias ir aktualias veiklas. Ar su tyrimo rezultatais galima susipažinti? Tyrimo ataskaita yra paskelbta? Taip, tyrimo ataskaitą galite rasti mūsų bibliotekos svetainėje www.pavb.lt į paieškos laukelį įvedę draugoteka ir ten yra visa informacija susijusi su projektu, taip pat ir tyrimo ataskaita. Puiku, tikrai pasidomėsiu ir aš pati, ir manau, ir tinklalaidės klausytojai. O jūs sakote, Toma, kad egzistuoja skirtis ir tikrai labai nevienalytė ta jaunimo jau ir ne tik amžiaus grupių sąlygojama, bet apskritai auditorija. O dar kalbant apie, kad ir Panevėžio atskirai paimtą regioną ir kalbant apie miestus ir kaimus, ar vienodą kultūrinę pasiūlą gauna jaunuoliai gyvenantis miestuose ir kaimiškose vietovėse ar mažesniuose miesteliuose? Manau, kad tikrai nesumeluosiu sakydama, kad didmiesčiuose gyvenantis jaunuoliai turi tikrai daugiau galimybių dalyvauti kultūrinėse veiklose. Miestuose vyksta daugiau ir įvairesnių renginių, veikia daugiau kultūros įstaigų. Miestuose veikiančios bibliotekos turi didesnius leidinių fondus, todėl jaunuoliai norintys skaityti turi geresnį priėjimą prie naujos ir aktualios literatūros. Vienas iš mūsų projekto tikslų ir buvo užtikrinti tą tolygesnę kultūros sklaidą ir įtraukti į skaitymo veiklą rajonuose bei kaimiškose vietovėse gyvenančius jaunuolius.
Tai beveik 9 mėnesius 39 Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų bibliotekose buvo vykdomos edukacinės programos ir įvairūs renginiai, supažindinantis paauglius su interaktyviu žaidimu, būtent tas jautrias problemas nagrinėjančia literatūra bei įvairiomis savų problemų pripažinimo ir sprendimo galimybėmis. Tai iš tiesų džiaugiamės, kad iš viso turėjome net 23 900 dalyvių, kurie sudalyvavo projekto veiklose. Tai pasibaigus projektui atlikome dar vieną tyrimą ir tikrai nemeluosiu, rezultatai atrodo, kad pranoko mūsų visus lūkesčius. Tai apklausėme 3200 respondentų ir net 49% jų gyvena kaimiškose vietovėse. Suskaičiuota, kad veiklos pasiekė net 711 kaimų arba vienkiemių. Tai atsakymai tikrai leido mums daryti prielaidą, kad jaunuoliams kultūrinių paslaugų prieinamumas pagerėjo beveik 90%, nes net 99% apklaustųjų nurodė, kad vienokias ar kitokias kultūrinės veiklas ir produktus išbandė pirmą kartą. Iš tikrųjų įspūdinga, labai šaunu ir įdomu, kaip jums sekėsi patraukti ir pasiekti tą jaunimo auditoriją. Ir ar gaunate iš jų grįžtamąjį ryšį? Gaunate, jau pasakėte, kad tyrimo atsakymai ir rezultatai, bet ir kitokį grįžtamąjį ryšį, ar padaugėjo bendravimo, bibliotekų lankymo? Tai iš tikrųjų neslėpsiu, visai projekto komandai buvo šiek tiek baisu, kadangi projekto tikslinė grupė tai yra tie paaugliai, kurie, pripažinkime, nėra suinteresuoti skaityti, nėra suinteresuoti galbūt daugiausia lankytis bibliotekose, bet kaip ir sakiau, labai džiaugiuosi, kad projekto veiklas sugebėjome pritraukti beveik 24 000 tų jaunuolių. Todėl manau, kad sudominti ir įtraukti į skaitymo veiklas, mums tikrai sekėsi gerai. Žinoma, kad pasiekti tokią didelę jaunuolių auditoriją mums padėjo ne tik glaudus bendradarbiavimo ryšiai su regionuose veikiančiomis bibliotekomis ir juose dirbančiais specialistais, taip pat, betarpiškas bendradarbiavimas su mokyklomis, bet taip pat padėjo ir pačių veiklų kompleksiškumas, nes projekto metu sukūrėme paketą Draugoteka, kurį sudarė interaktyvus žaidimas, edukacijos, knygos ir knygomatai, kurie leido knygas jaunuoliams gauti ir rajonuose veikiančiose bibliotekose. Taigi manoma, kad kiekvienas jaunuolis galėjo rinktis, ar jam atsisiųsti žaidimą, ar dalyvauti edukacijose, ar skaityti knygas, o galbūt išbandyti viską kartu. Todėl manau, kad tai ir yra sėkmė, kad mūsų projektu mes tiesiog siekėme įtraukti jaunuolius į skaitymo veiklą, kuri tęsiasi visus metus. O ar tinkamas jaunuoliams formatas skaitymo iššūkis, ar pasiteisino šitas formatas ir metodas? Manau, kad skaitymo tas iššūkis tikrai pasiteisino, bet labiausiai greičiausiai pasiteisino veiklų įvairiapusiškumas. Nes, kaip ir sakiau, mes siekiame, kad jaunuoliai įsitrauktų į skaitymo veiklas ištisus metus. Tai ir dalyvautų edukacinėse programose, kartu susipažintų su žaidimu, susipažintų su rekomenduojama literatūra, atsiverstų tą knygą, paskaitytų apie knygos herojų, ir tuo pačiu rekomenduotų sudalyvauti ir savo draugams. Tai manau, kad projekto rezultatai tikrai leidžia man teigti, kad rezultatas pavyko ir šis skaitymo iššūkio metodas tikrai tinkamas įtraukti paauglius. Tikrai rekomenduotumėte ir kitoms bibliotekoms, ar ne? Tikrai rekomenduočiau. Iš tikrųjų, skaitymo iššūkis jau jį naudoja šitą metodą bibliotekos, Vasara su knyga, ar ne? Tai irgi pasiekti kažkokius tam tikrus rezultatus ir perskaityti tam tikrą skaičių knygų, tam tikras knygas. Tai turbūt tinkamas ne tik vaikams ir jaunimui, bet vaikams ir jaunimui, kaip jūsų projektas parodė, ypač tinkamas, ar ne? Taip. Jūs paminėjote, kad šio projekto metu bendradarbiavote su regiono bibliotekomis, su mokyklomis, o kokie dar buvo projekto dalyviai ir partneriai, galbūt ne tik Lietuvoje? Tikrai nebūtume pasiekę tokių puikių rezultatų vieni be savo puikiųjų partnerių. Tai projektą įgyvendinome kartu su Kauno apskrities viešąja Ąžuolyno ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja bibliotekomis. O iš viso pačiame projekte dalyvavo 39 Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionuose veikiančios viešosios bibliotekos.
Taip pat turėjome puikius partnerius iš Norvegijos, tai interaktyvaus turinio kūrėjų įmonė Black Book, kurie padėjo mums sukurti interaktyvų žaidimą ir susieti žaidimo herojus su knygose gyvenančiais herojais. O Toma, jums pačiai kokios projekto veiklos, kokie rezultatai, kėlė galbūt daugiausiai iššūkių, o kokie labiausiai patiko ir kokiais esate labiausiai patenkinta jūs pati? Apskritai mane tikrai nepaprastai džiugina projekto sėkmė ir poveikis, kurį mes sugebėjome padaryti tai jaunai auditorijai. Džiugina ne tik pasiekti skaičiai, gaunami teigiami atsiliepimai, bet, jeigu atvirai, labiausiai tai džiugina tai, kad šis projektas suteikia jaunuoliams progą šnekėti apie juos supančias problemas, suteikia galimybę tas problemas pripažinti, suprasti ir pamatyti, kad ne tik jie, jų bendraamžiai, bet ir knygų herojai susiduria su tokiamis pačiomis problemomis. Manau, kad šis suvokimas suteikia jiems tokią savotišką ramybę ir daugiau galimybių turimoms problemoms spręsti. O šiaip jau labai džiaugiuosi, kad mes šituo projektu tikriausiai sugebėjome sujungti technologiją ir knygą. Atradom tą būdą, kad technologijas ir knygas nepriešiname, bet iš tikrųjų apjungiame tokiam gražiam ir, sakyčiau, svarbiam rezultatui pasiekti. Taip, ir iš tikrųjų šiuolaikiškais būdais ir pasiekti, atsisiųsti, gauti ir tą žaidimą ir tą knygą, turbūt irgi tai prisideda prie projekto patrauklumo jaunimui. O kokia jūsų diena būna su jaunuoliu, jūsų skyriuje, jūsų darbo diena? O žinokite, mes kaip skyriuje juokaujam, pas mus kiekviena diena yra kaip šventė. Nėra nei vienos dienos vienodos ir nei vienos dienos, kuri yra panašiai prieš tai buvusią dieną. Džiaugiamės, kad į skyrių iš tikrųjų ateina pačių įvairiausių jaunuolių, jie ateina su pačiais įvairiausiais tikslais. Vieni ateina pasiskolinti knygą, kiti ateina tiesiog ramiai praleisti laiką su draugais, praleisti laisvalaikį, o galbūt sudalyvauti tam tikroj veikloj. Tai jeigu iš tikrųjų reikėtų apibūdinti dieną nuo pat ryto iki vakaro, tai man atrodo tokia maloni, kūrybiška, chaoso atmosfera, kuri tikrai džiugina mus visus, nes mes tikrai džiaugiamės, kad biblioteka šiandien yra ta vieta, kuris sutraukia labai daug įvairiaus amžiaus ir įvairių tikslų turinčių jaunuolių, kurie tikrai matosi, kuriems gera čia būti. Tai labai džiugina iš tikrųjų apdovanojimas, dar kartą sveikiname ir projekto komandą ir visą biblioteką. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės biblioteka bent man asocijuojasi su ta geltona spalva, energijos, vitaminų, medaus. Tai linkime ir jums, ir projekto komandai, ir visai bibliotekai, ir toliau nenustoti tos energijos, humoro ir motyvacijos, ir dar daugybės gerų ir sėkmingų projektų ateityje. Ačiū labai. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.